Sveiki visi, Lietuvos ūkininkas su jumis. Ir ką, grįžtam šiandien prie mano triperio kiniečio. Tai ką šiandien galvoju padaryti, tai galvoju dabar įsiardyti starterį, nusinti šitą visą šūdą. Čia nusinti ir pažiūrėti, gal bus starterio nukritus. Tai nieko nelaukim ir pradėkime. Užkniso šiandien sakė atvarys į... Gerai, atvarys šiandien sakė į sutvarkys, pabandys užkurti, bet kol dar atvarys, tai dar spėsiu starterį pasižiūrėti. Tikiuosi. Tai gerai. Dėdam kameros nelabai turiu kur dėti. Ema įrankius ir tvarkom. Pažiūrėsim, ką mes čia turim. Gal, kad čia bus 2 epizodai, part 1, part 2. Tai gerai, pirmą nusiimam šitą. Matomai netiks iš čia, pirmą turiu nusimti šitą. Nusimti tada ten atsisukus, kai pažiūrėsiu, kas yra. Tada bandysiu starteriuką sukt. Kur dabar ta galvutį. Ilgas bus video, ilgas. Kurme dabar ieškok čia šitam burdakynę. Ištas nepriko. Nu, kol čia padarysiu viską, tai šit tiesiog užsiknisiu, nes čia dabar reikia iškot galvotis šitam burdakynę, tai biški čia man reikia atsiklaupt. Kurme, tai kur ta galvutė, iš čia dėjau ją. Tada kaip krapščiau iš ten. Tai tada kaip bandysiu tada jį užsikurt. Aiškiai, galbūt, kad biški nervuotas būsiu. Galvutė. Biški galbūt, kad nervuotas būsiu. Net nervukai biškims. Bet be nervų nieko nepadarysim. Va, dar kaip tik ūkininkas atvažiavo. Kviečia atidirbti, bet sakiau, dabar negaliu, tai kitą atvardau. Tai sakė, kai pabaigsim, tai sakau, nu tai gerai. Jo, tai man dabar dar galbūt reikės. Va, jezu, kaip. Geras keturratis, bet jeigu jis man taip ges, jisai eis į Skelbiu LT. Aš nežinau, neturiu jokio pasirinkimo, aš sakiau ir tėvam, jeigu man jis taip ges, tai bus Skelbiu LT už 100. Kiek pirkau, tiek parduosiu už 100 kem, nei daugiau, nei mažiau. Kas norės, tas pasiremontuos. Ui, blemba, pamečiau veržlę. Nes čia, nu, aiškiai, geras, te viskas galinė, viskas pakeista amortikai, viskas. Žmogus mokėjau 300, man pardavė už 100 kem. Taip jau gavos. Kaip gavos, taip gavos, nieko nepakeisi, nieko nepapadarysiu. Gerai. Blemba, kaip užnus, kaip prasisuka čia viskas. Blemba. Reikia prailgintoją pasimet. Ai, ką aš čia įmsiu. Blemba, galbūt, kad reikės jau man jų. Ūkininko labai atsiprašau. Atsiprašiau aš jau. Negaliu, nesakau, keturratį. Šitos padangos yra čia mažos, aš net nežinau, kokios čia jos. Pažiūrėjau, kiek rašo, bet neskaitysiu, nes tingi žiauriai, neturiu laiko. Nu, tu kurme ant pačio mažiuko ir mažai liko. Parašė, kad karbiuratorių keis, karbiuratorius nereikės, nes jau mes jį pakeitėm, vis tiek tas pats. Tiesiog kažkas yra, tas kažkas tai. Net neįsivaizduoju tą atvejį, dabar bandysiu pažiūrėti. Jeigu bus nugatus ganėdį, ten jokio. Nu, tokie kurme atsisuktų. Atsiprašau, jeigu keikščiuosi, bet kitaip aš negaliu apsėti. Video filmuoti reikia, keiktis irgi reikia. Tai čia mes gai tik nusimetam, varžtus svarbiausia nepamesti, jeigu pamesiu varžtus, va tada tai jau galėsiu pirktis naujus. Ir va, nusiema šitą plasmašikį tokiamą, po apačią mes ją pasikišam. Šitą nuimsim, šitas matau galvutę atsisuka. Va jau čia. Aš durnelis biškį. Slaiką pražindau galvutę. Nu, kaip pražindau, jūs, gal kas ir suprasit. Nužindau varžtą, ne galvutę. Kasmet čia tai būna, čia
Nes durnelis ne tą raktą pasiėmų, veržiu iki galo, ne tuo galu. Va, jau turiu nusimti, bet nenuseima, tai mane labai nervina kartais. Nieko reikia. Ui, ant bėgių reikia. Kaip mama sako, pasiėmė plaktuką, viskas atsisuka. Kurmio, ką aš dabar čia darau? Tai aiškiai bandau išimti vizų. Aš skaičiu kaip debilas su čia šliukė. Matomai nieko čia nebus. Bet ant bėgių palikau. Nu taigi kurmiai simtų. Man neturiu kruopštuvės, matai. Nugi tu kurmi. Tai taip turėjau būti. Va. Dabar mes nuimsim šitą. Ai, na, kaip aš tingiu. Šitą čia pasidėt, bet aišku, visą ką pamiršiu, kur pasidedu. 6 minutės ardau jau. Dabar tą galvutę, kol rasiu, tai va, Jėzau. 9 galvutė, Minsko standartas. Bet jeigu neturiu 9, tai... Ai, koks 9, 8, čia ne 9. Jau ūkininkas žolę varto, o aš savo ardau savo triperį. Taigi, kur ta galvutė, va, Jėzau. Viską pasideda, ateina tėvas, paima, išraklina, išdrasko ir paskui iššokis kaip debilas. Ieškaisi, blemba, 10 minučių. Ai, to nafig, dabar reikės dar galvotės iškoti, tu apšie. Skambisi tėvui, kur padėjau mano galvotę. Nu, radau. Ai, tu durnas? Ai, nesi 9, aš debilas, 9, o galvotę pasiėmęs ir kažką bandau įrodyti. Tai kur ta galvutė blemba buvo, aš negalėjau, mane taip jau nervai nelaiko. Jau, blet, paėmiau 5. Negi aš dabar turėsiu eit kaip debilas išuot blemba galvutės. Taip gerai viskas vyko. Oi, tu man. Nu tai jau nusigyvena, net 9 galvutės neturi. Štai jau ką ant tėvo nestumsiu. Nu bet tai kur ta galvutė? Ait savo atsinešt, nu gerai. Tuoj grįšiu plakatį, nu savo atsinešiu. Nustvėriau greitai į savo komplektų. Kodėl sugalvojau dabar filmuoti video, nes šiaip žiūrėjau plojimą važiuojant video. Tai galvoju, ai, nėra ką veik, galvoju, kol atvarys tas savininkas keturračių, nu ne savininkas, kur pardavė, tai spėsiu ir įsardyti. Blemba, var aš tai greitai atsisuka matyt. Kažkas buvo ne taip užvėrė, reikia atsiminti. Viršui ir šone ilgas, o pačio ilgas, nes kaip sumaišau, tai man čia paskiau nervai nelaiko. Oi, mes čia greitai. Biškį užknisa. Va, ėmė suktuką dėjai, bet dabar eik tu čia nešti suktuką dėtis, va, Jėzau Marija. Neturiu laiko, neturiu saikų. Noro, nesaikų. Tai dabar čia bandau skuvyti, pažiūrėti. Jau taip 9 minutės filmuoju. O, čia bus mano pirmo video rekordas. Nu, tuoj žiūrėsim, ką turėsim. Tai durna galva neatsiminsiu vis tiek, kad ilgas viršų, trumpas apačioj. Dar varžtas čia pagal mane. Va, Jėzau, dar reiks prailgintojo. Kurio, ai va, kur prailgintojas. Dedu iš karto 2 prailgintus, taip man geriau, nereikia šiame vargt.
Kaip gerai šitie prailgintojai. Tik dėjai. Pažiūrėsim, ką čia turim. Dar čia klausiukas sakė, va šitą reikia įsisukt. Ten kažko gali prigauti. Nu, žiūrim, ką turim. Paseimam. Oi, tu tik tu durnas, tik čia viskas gerai. Tas durnelis. Ai, ne, blema, negaliu. Oi, va. Oi, tik čia viskas gerai. Va, jis jau iš vietos jau važiuot nori, matai. Tik čia viskas gerai, tik. Jeigu aš dabar iš mama važiuoti jau nori. Jeigu aš dabar čia užkurčiau įdomu. Aš dabar dunelis ant bėgio palikęs durną galvą, matai. Jeigu aš tą paimtų, tai čia kur man kaip sutrumpys, tai čia bus baudų. Nes karštas, aišku, tai aš nieko nežinau. Jeigu aš čia neuždėsiu, dabar kažnai nieko nebus, pabandyčiau užkurti. Jama kaip dėjas kaip brisis, tai čia. Bet jis va, aš ant bėgio palikęs, nes jis jau važiuoti nori. Ir jisai. Va, jis jau važiuoja atgal, tai kaip kome čia bėdus dabar. Šokiu namų, kad atsinešu raktelius ir grįšiu. Turiu raktelius. Vienas įk važiavau, dar tokį turi būti antras raktelis. Jeigu rašyt, būtinai parašykit man. Belekur nesvažiavau į Menstrakį, pamečiau kažkur. Gerai, noriu pabandyti, gerai pabandau, bet blemba, čia kai man trumpys, tai čia oi bus vaizdų. Bijau, kad nesuknys nieko, bet čia kažkoks tam mechanizmas eina, va. Laidai, blet, nesikeikus laidai. Čia man kaip trumpys, tai čia bus vaizdų. Nu gerai, sproksim, tai sproksim. Opa! Hebra, suka starteris! Ko čia buvo metų gerai? Pabandysiu tą jį užkur, bet nemanau, Tai čia viskas kaip ir gerai, tik ko man tas starteris čia nesuka. Nu gerai, karočią tveriu aš jį atgal ir pabandysim užkurt, kaip aš jį sutversiu, imam tos raštukus savo, bandom sutverti, tikučiu va Jėzau Marija, nieko čia nebuvo, nieks nesusprokom, dar sveiki gyvi, bet gerai, išim traktelį, bet čia tikrai dar nusproksim šiandien. Tai gerai, tada aš įdedu nafik ir aš tada bandau jį užkurti, tai kad aš jį uždėjau, tai nieko man čia nebuvo, tik kame bėdus dabar. Dabar kad traverstą, kur prisiminčiau, kur suktai. Ar šitas čia? Šitas čia. Gerai, hebra, toj čia greit aš prisuku. Viską. Oi, man neprasukčiau. Prasuku ir bandysime jį užvest. Ne tas varžtas. Matos, kaip trumpas pas mano. Ne, nesakysiu iš to, ble. Bandau aš jį. Ore, bam, susuku ir žiūrim, tai kame čia bėdos tada. Karbas tai pakeistus tai. Ar aš debilos, ar čia kas dabar? Man nesikūrė, tai ką tik nuėmiau iš tą visą mechanizmą. Kaip tai kūrėsi, tai sakys, kad negrėbė kažkodėl. Nu nežinau, kame čia bėdos, nežinau. Jau mamai eisiu girtis. Mama, suka starteris jau. Parsivešim tą žmogų, nu ir kap prižiūrėsim, kas čia vyksta. Kame čia bėdos. Gal kokie kontaktai, bet tai ką čia tie kontaktai? Dabar Anis kur iš tą vaštą pasidėjau. Jo nesikeikus, dabar tai jau prapau. Eik tu, Nadi, dabar reiks žiūrėti video, kur vaštą. Ai, va. Biškai peršikęs buvo, dabar kaip atsimint, kaip reikia dėti. Ne. Varžtas turi būti iš viršaus, tai bus čia. Nu dabar tai tu lysk. Įlindu, taigi pas mano. Žodžiu, man kažkaip net laimingesnį diena. Čia man šiandien pasidarė, kažnai dėl ko. Oi, blema.
Kieba dėl to, kad keturatį baigiu susitvarkyti, pats nereikės šiandien nieko. Važiuosim tai su vėjeliu. Važiuosim su vėjeliu, kaip sakoma. Gerai čia prišliubinu. Galima sakysim. Važiuoju ar bėgiai valgtų, kad nereikėtų man čia antrą kartą. Kad nereikėtų antrą kartą vardyti. Vieną kartą užsukau šitą. Bėgiai nevaikštų, tik kad durna galva ne taip uždėjo, matai. Ai, tai mat. Ir aš galvoju, kodėl bėgiai nevaikštų, tik kad šitą ne taip įdėjęs. Apsukęs buvo. Jau šitą varžtą reikės keisti, nes aš jau jį baigiu su koliečiu, jau jam jis daugiau net nesiverčia. Bėgiai vaikšto, viskas gerai, kaip puku. Sus plasmasiais, kaip mane nervina, aš nežinau. Šičia prisukur, va. Tai kažkaip kiniečių plasmasiais. Oi, to kiniečių net už dyką nieks neimtų. Kiniečių padarė, matai, galvoja gal. Visuk bando darneliai. Taip, kaip mane tai va nervina tokie va dalykai, tai aš negaliu. Kinietis padaro visokiausių šūdų, sugentai, tvarkyk tu debilę. Ir ką tu jam pasakysi? Nieko, matai. Japaną nusipirkai, tai tau visą gyvenimą ir da vaikų vaikamą, tai tarnaus tau čia nusipirkai kokį lavoną. Tai tvarkykis, durnelį. O ne teisybė. Čia suka. A, juk nada ta veržlė, va Jezu, kaip aš jos nekenčiu, aš negaliu. Va, labai gerai. Noriu prasukti varžtų paskutiniu. Va, jeigu sik irgi sukau vieną varžtą, prasukau. Tai dabar irgi. Jeigu prasuksiu, tai man tėvas galvą tada prasuks. Nu, šiaip tai, jo, kara čia. Tada tai jau. Tai vakar buvo vaikų teisėse, prisidirba biškį, Adamo apleista sodyba, o mes durnelį, ko neaplankysi. Tai va, aplankėm, pasiskundė, reikalauja 5 000. Tai dar nežinau, kaip buvo dar kol kas dar nieks, dar tyku, bet jau vakar mama šitą sakau mama. Jo, mama jau kvietys, tai ir pats važiavau jau. Jau pasimokau, kad daugiau nebenoriu, bet mama sakė, kad dasykį tai tikrai bus keturatės skelbiu ir tai bus įdėtas. Tai va, prieš darant galvokit, ką darot. Aš jau irgi pasimokiau. Galvojau dar grandinę užtempt galinę, bet tai... Va, Jezu, apseisiu be tos grandinės. Nu, bet tai jūs man pasakykit, kas. Pusė variklio perinko, tik neišardžiau iš tos dėžės. Ir net nežinau, kas yra. Net neįsivaizduoju. Dar tą dėžę galvoju ardyti, bet tai ką tu čia tą dėžę ardysi? Va, Jezu, dabar jau. Baigiai. Viskas tvarkomis, nešam, dedam, kuriam, sėdam, nevažiuojam, bet pažiūrim. Ir net garšą pamiršęs iš to keturračio. Bet, aš man sulaužiu tėvo dėžę. Eik tu, antrą blembą tėvo dėžę sulaužiau. Nieko tėvai nepyksiu, sutašiu daiktus. Gerai, nešu dėžę, padedu, tuoj grįšiu. Jo, man dabar jau rasiu. Antrą tėvo dėžę sulaužiau jau. Oi, va Jezu, dar šitą čia sudinė trukdo gyventi.